Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Pirmiausiai, reportažas iš rajono lengvosios atletikos varžybų. Pasižiūrėkime, kaip sekėsi žiburiečiams. Nežinau, skrusdį po kelių pasimaišyti. Nežinau, sprendė kolegų. Dabar laikas vienam pigiam skandaliukui. Šią savaitę švieslentė įsivėlė klaida. O dabar pasižiūrėkime, kaip žiburiečiams sekėsi atsakyti į priešingai lyčiai skirtus klausimus. Nepasiduosiu jūsų... Čia yra labai rimta rubrika ir šiandien mano klausimas ir mano užduotis yra labai sunki. Šiandien klausiu jūsų labai moteriško klausimo ir žiūrėsiu, kiek vyrai yra išprusę apie moterišką gyvenimą. Tai ar galite man sakyti, kas yra dekupažas? Sritis. Ir ką galėtų ta meno sritis atlikti, ką ten reikia daryti? Išdykaut. Kaip, pavyzdžiui, paimi seną kažkokią tai kėdutę ir ją padarai taip, kaip pasinori. Taip, su paveiksliukais. Piešinys, kad atkuria kažkokį daiktą. Ko jį atkuria? Iš seno daikto, su spalvotais pieštukais, gal guašu, nežinau, pastelį kažkas panašaus. Toks daiktas, kai klijuojant lapo kažką. Ir ką reikia klijuoti? Lapelius kažkokius, gal ten dar, aš nežinau iš tikrųjų. Spalvotus ar baltus? Spalvotus, baltus, visokius. Tai suklijuoja ant lapo spalvotus lapelius ir tai yra dekupažas. Turbūt jo, nežinau aš. Supratau, ir kam tai skirta? Grožiui. To jau. Kas taip? Dekupažas. Kas? Dekupažas. Dieve mano. Aš ne dievas, bet atsakykit bent. Kas yra? Ai, rankdarbiai? Aš nemoku šitos kalbos. Puošyba. Kokia? Įvairių dekupažas, tai man atrodo ant puodukų, vazų, indų. Su eismo taisyklėm gal? Ir kokia tai eismo taisyklė turėtų būti? Nežinau, visiškai neįsivaizduoju. Gal neleidžianti eiti į mokyklą per perėją? Čia maždaug toks sufleris, ne? Gal, nežinau, aš net neįsivaizduoju. Tai čia prietaisas su meniniais daiktais, kažkokiais pakaliais. Ką jis daro tas prietaisas? Ką daro prietaisas? Pjauna žolę. Kas yra pokeris futbole? Pavardė. Ten tas kampelis prie vartų. Pavardė. Kam jis skirtas? Ten atsistoja, kai muša baudas. Tai yra kažkas toks. Kiek metrų jis yra nuo vartų? 9 metrai. Nežinau. Pabandyk atspėti. Gal muša įvarčius. Ir kiek tų įvarčių reikia įmušti? 21 gal. Nežinau. Lošimas korto. Pokeris futbole. Nėra tokio. Yra. Nėra. Yra. Ne. Rasim. Tai raskito. Raskit. Apgaudinys. Aš sakau, kad nėra. Yra toks terminas. Kas? Yra toks terminas. Tai pasakyk. Tada jo nėra. Pokeris, tai nežinau, žinau, kad stalo žaidimas yra, o futbolė tai žaidžia, tai ne taip žaidžia. Pokeris tai tam yra stalo žaidimas. O futbolė irgi yra toks terminas? Pokeris ir futbolė yra. Tai jeigu šitas yra tokie stalo žaidimai, kur futbolas, taip tos žaidėjus varinėjai, tai gali būti ir stalo žaidimas gali būti. Per futbolą. Tai turbūt kaip futbole būna pertrauka ir tada visi sueina į stadioną ir sumeta pokeriuką. Mergino, šiandien klausiu labai vyriško klausimo jūsų. Tokia yra tematika. Kas yra pokeris futbole? Kai 4 įvarčius įmuša. Jo 4. Kaip tu manai? Aš nemanau. Pritark man. Pritariu ją, kai 4 įvarčius įmuša. O gal žinai, kas yra quattro? 4. Susijęs su mašinomis? Mašinom. 4 varomi ratai, ne? Kokios markės mašinos 4 varom? Audi. Aš žinau, pagreitinimas, kai mašina ten kažką su varikliu padaro jai ir jinai labai greitai važiuoja. Aš nežinau ką, bet čipuoja kažkas tuo, kur ten kažkas to. Laipto turėklas.
Tikriausiai ne vienas paskutiniu metu vaikščiodamas gamtoje pamatėte, kad kai ko trūksta. Trūksta šiukšlių, kadangi trečiadienį vyko akcija Darom. Sveiki, Žiburio gimnazistai. Štai čia matote pavasarinės akcijos Darom užkulsius, galima sakyti, kada ši visa mokyklinė šutvė neužilgo puls tvarkyti mūsų aplinkos. Kiek žinau, dalis išeis ir Panemunės tvarkyti, ir kadangi šiemet žiema labai užtruko, tai šiukšlių tikrai susikaupė. Sakykite, iš kur atvežėte šias eglutes, iš kur ši dovana? Iš kokio medelyno ar miško? Yra girininkija Verknys, Prienų miškų urėdija, turi 8 girininkijas. Aš esu Verknys girininkas. Tai jeigu jūs administracija maždaug žinote, tai čia visas važiuojant link Vilniaus prasideda Verknė. Ir Karupė teka, ten Jieznas, Stakliškis, tai visa ta teritorija, viena didžiausių girininkijų Lietuvoje yra Verknės girininkija. Mes turim medelyną, auginam tas eglaites. Tai eglaitis va iš mūsų to medelyno, Reigino, o pušaitės atvažiavę net iš Alytaus medelyno. Mes irgi sodiname į mišką. Pušaitės yra 2 metukų sėjinukai, o eglaitis yra 4 metukų. Iškisi, jos jau 4 metukus turi ir kiek žinau, nori mokykla, direktoriai padaryti gyvatvorę aplink mokyklą, kad ta tvora pasikavotų, būtų gražesnė, žalia, žiemą, vasarą žaliuotų. Kodėl bėgate iš talkos visuomet? Kur jau talka baigėsi, kiek jo galima dirbti. O kodėl baigėsi talka? Nu kur, pažiūrėkit, 2 dirba, o 15 stovi. O tai jūs nenorėtumėte jų paraginti dirbti? Tai kad yra prižiūrėtojų pilna. Tai gal jie nesusitvarko su mokiniais? Administracija aplinkui vaikščioja ir nieko. Tai tik tai pačių reikia. Tai jūs Bet jūs irgi nelabai čia. Tai jūs nepripažįstate, kad bėgate? Aišku, ne, aš jau savo kabinetą susitvarkiau. Labai gerai. Darom tvarką. Štai dabar matote šį tvorą tikrai aptrupėjus, o šie vyrai pasodins eglutes, kurios ją uždengs iš išorės. Tačiau ką darysime štai čia, nuo gatvės pusės? Deja, šiandien tradicinių orų nepamatysime, kadangi vietoj jų rodysime metų mokytojų automobilio rinkimus. Štai aš stoviu su vienu iš savo kolegų, Simu Mikalausku. Ir norėčiau tavęs paklausti vieno klausimo, kolega. Klausk. Kokius orus pranašauji kitai savaitėje? Kaip čia pasakius, atšils oras, pakils ir noras. Lygiai už savaitės tokiu pačiu laiku pranešime metų automobilio nominacijos nugalėtoja. Nugalėtoja laukia prizas, apie kurį kol kas nepranešime. Sveiki, šiandien pradedam tradicinę rubriką. Tai yra metų automobilis, metų mokytojo automobilis ir pirmasis kandidatas į metų automobilio postą būtų šis puikus Volkswagen Golf. Sidabrinės spalvos universalas. Kaip matome, uždėti gražūs 18 colių ratlankiai. Variklis TDI labai ekonomiškas. Na, manau ir tiek. Antrasis mūsų kandidatas tai yra nežinomos mokytojos BMW X5. Matyti iš Italijos parvarytas. Ratlankiai labai gražūs. Palaukit. Odinis salonas, mechaninė pavarų dėžė. Greičiausiai bus vyriškio, nes moterys paprastai mėgsta automatus. Pereikime prie kito kandidato. Tai yra mūsų mažasis kaimo vaikas. Volkswagen Polo. Matyt, kad žmogus sportuojantis, viduj mėtosi kamuoliai. O lempos kaip kamulio formos. Dizeliukas gerai eina. Viduje girdėti, kaip groja Bremeno muzikantai. Nežinau, kodėl taip yra. Iš tikrųjų, Toyota Corolla Verso. Labai geras ir patrauklus modelis. Kokiu 2-4 metų bus čia. O čia kiemo spogas, aš jį taip vadinu. Arba kiemo saulytė. Viena Megane su spygliuotom padangom da važinėja. Sako, jau išsiėmė spyglius. Matyt, žmogus prie meno, automatas.
geltona spalva turbūt bus leškienės, bet nesu dėl to tikras. Štai puikusis Peugeot 2006. Oi, 4006. Mėlynos spalvos. Štai čia matome, ką mes matome. O kodėl taip atsitiko? Sakė, grįžo iš Olandijos, ten labai šaltos žiemos. Opel Vectra. Nėra daugiau ką pasakyti Opel Vectra. O čia turbūt mūsų mokinio, kokio nors mašina, nes aš jokio mokytojo su šitą mašiną nesu matęs. D4D variklis, labai ekonomiškas, 3 litrų dizelis, dvižokas, labai geras variklis. Kaip matome, esame ant autovežio, kuris turbūt daug gyvenimo matęs ir priklauso nežinomam oruoliui. Iš tikrųjų, puikus pasirinkimas kiekvienai šeimai. Vokietijos metų automobilis 4 metus iš eilės. 4 durys, gale durų apmušalai. Boružėlė 7 taškė, panašiai į mažą braškę. Ant klevo tupi jinai dažnai ir dainuoja ai. Matyt, registruota Lietuvoje pagal numerius. Turbininis 2 turbinų variklis su interkuleriais ir 4 radiatoriais. Sportiško stiliaus žmogus. Neblogi kalpokai, kaip sakiau, 19 solių. Už mane stovi praeitų metų sunkiasvorių čempionas automobilių lygoje Audi Quattro 90 Duona. Labai pilnos komplektacijos, apipurškiami stiklai. O, žiūrėkit. Paukštukai apšiko? Sako, ne, čia konkurentų darbas. Kaip žinome, bene stipriausias mūsų lygos atstovas. Už manęs Spogas numeris 2. Nežinomos markės atstovas. Man atrodo, Sangyong čia, kiniečių kažkoks darbas, nes labai mažas, nebūdingas Europai. Taigi Toyota Yaris, atsiprašau, kad ir kam be priklauso šitas automobilis. Matyt, darbo mašina, yra kablys. Eurosport, gerai, kad ne Top Sport. O dabar komercinis pasiūlymas mokytojams. Atėjus pavasariui nusiplaukite automobilius, nes ne kaip atrodo, ne koks pavyzdys mokiniams. Su jumis buvo Žiburio žinios. Bet dar vienas dalykas yra, kad Aleksandrai, tu dažnai labai žiniuose būni ir visą laiką su manimi būni. Kaip čia mūsų tas tandemas visai eina? Kaip koks, nežinau, šaltos oro bangos, iš kurių susidaro žaibas. Iš šaltų oro bangų žaibas sudaro? Niekada susimuša šaltos ir karštos oro srovės, gaunasi žaibas. Tai čia mes taip irgi susitrenkiam, bet kur tas žaibas? Ne, matai, Tautvydai, čia tiesiog yra priešybės traukia. Aš tiksliai nežinau, kas čia pas tai, bet aš turiu omeny, kad mes, Tautvydai, aš esu karštasis polius, tu esi šaltasis ir mes kartais, kai susijungia, mes super sajanas tampam. Taip, aš tikras kietas širdis, to tikrai nepaneigsime, ne? Ne tą turėjau omeny, bet nu, man ta prasme, aš manau, kad mes puikus tandemas, kaip tu sakei. Gerai, Aleksandrai, labai tau dėkoju, kad už tą darbą. Na, o dabar išjunkit.
Ar tau buvo įdomi ir naudinga ši pamoka, mokomės kūrybiškumo? Taip, iš tikrųjų įdomu buvo. Ar iki šiol buvai jau girdėjusi apie laisvą įrašymą? Man atrodo, gal taip ir mintis tokia kažkokia, kad galėčiau bet ką rašyti, taip, nu, bet nebuvo taip pamokos ir panašiai. Ar pamėginsi rašyti namuose ar kur nors kitur? Nu, aš šiaip taip pat kartais rašau, taip, bet dabar dažniau padėsiu, nes patikau. Ką tik tau po pamokos apie kūrybinį rašymą, ar ji tau buvo įdomi ir naudinga? Taip, iš tiesų buvo labai įdomi, labai naudinga, nes dar niekad nebuvau girdėjęs apie kūrybinį rašymą. Ką? Tikrai nebuvau girdėjęs. Taip, jis nebuvo girdėjęs ir iš pašalies čia žmonės iš gatvės jam sufleruoja, ką sakyti. Kartu su savo mokiniais vedėte pamoką devintokams apie kūrybinį rašymą. Na ir kaip vertinate mokinių pastangas ir įspūdžius? Kurių mokinių? Abiturientų? Ai, įdomiai vertinu, iš tiesų, dviejopai galbūt. Vienas dalykas, tai jiems buvo nauja, netikėta, o antras dalykas, tai tikriausiai jie vis tiek įgijo patirties, išgirdo, kas turėtų būti rašoma tokiuose darbuose, kaip atskleisti save, kaip pažadinti pasąmonę, kokie vaizdai atsklinda žmogui iš vaizduotės, kaip juos reiktų sudėlioti. Ir suprato šitų pratimų esmę, o šitie pratimai tai yra kūrybiškumo ugdymo pagrindas. Na ir aš dėkoju savo mokiniams, abiturientams, kurie vedė pamoką, tikriausiai pajuto, kad ne taip jau lengva suvaldyti auditoriją, kiek reikia pasirengti, kiek apmastyti, pagalvoti, kad pamoka tikrai būtų kokybiška ir pavyktų.